Tai labas vakaras visiems, kurie susirinkote į paskutinę, tai yra 22 paskaitą didelio ciklo, kuris prasidėjo spalio 7 dieną 24 metų ir baigėsi va dabar 25 metų sausio 9. Ir tas ciklas vadinasi biolokacija ir bioenergetika ir biolokacija. E, Praktiniai aspektai, praktinių taikomų aspektų apžvalga, patarimai ir kartu tai pirmieji žingsniai, kas iš viso neteko kam nors girdėti apie virgulės arba švytuoklės. Tai užbaigėm šitą etapą. Vėlgi tai buvo toksai įdomus kelias, kadangi ir pas ruoždamasis paskaitom atradau naujų dalykų, kuriuos vėlgi pabandžiau savai žodžiais interpretuodamas jums pateikti. Ir kiekvieną kartą, kai vedi ciklą, atsiranda naujos temas, kurias po to jau įtrauki į tą nulatinę savo programą. Bet dabar šitą ciklą, kai mes užbaigiam, tai aš kurį laiką tos grupės tikrai nepanaikinsiu. Ten tie video visi yra. Jeigu norite pasikartoti arba peržiūrėti antrą, trečią kartą, tai jokių problemų. O kai vasario 11 kursim naują grupę, tai sukursiu visiškai kitą grupę, kitą Facebook'o grupę ir ten per naują bus registracija, tai apie tai dar pranešiu atskirai. Tai aš kalbu, užimu eterį tol, kol dar čia matau registruosiu kolegos. Tai dabar, kol renkasi dalyviai, tai norėčiau dar paklausti, ar jums, kaip jums, jūsų nuomonė, tas mūsų pasikalbėjimas tuos kelis mėnesius buvo kažkuo naudingas, įdomus, vertingas ir ką jūs išsinešėte iš šito mokymų ciklo kiekvienas. Galbūt, kol dar jungiamės, galite pasidalinti savo patyrimais ir įvairiom nuomonėm. Tai prašau. Aš gal porą žodžių trumpai, Aha. kaip kartoju tą ciklą kelintą kartą, nelabai man viskas išeina, kaip ten ant popieriaus viską persikelti. Tai turiu aš daugiau laiko darbe klausytis įrašų labiau ir su šeimos nariais praktikuoti. Mhm. Tai man ta informacija kaip perteikiama ir tokiu būdu tai man gan gerai, kaip sakyti, aš ten namuose nebelieka to tiek daug laisvo laiko, kad studijuoti, ėmė praktinius dalykus dirbę, tai tas pasikartojimas vis dėlto plečia sąmonę, įgilina, įsinkaruoja tos žinias ir jos prisitaiko praktikoje. Vis lengviau ir lengviau. Iš pradžių, kas atrodė toksai kosmosas po kokių 2 kursų, dabar jau tokia kaip ir realybė jau gaunasi. Tiesiog kažkaip dar po kokių porą, trejata kursų jau tiesiog Jo, čia laimi. Atrodo taip, kad kol visą to informaciją įsirašo į ląstelių atmintį, ar ne? Taigi mes mokyti buvom visai kitų dalykų ir aplinka mus formavo taip, kad mes buvom pripratę tai neigti, kad čia yra nesąmonė, taip toliau ir visuomenė tą antrina. Kiekvieną kartą, kai mes su jos nariais sutinkam ir kalbamės, ar tai būtų šeima, arba darbas, ar pažįstamų ratas. Na, visuomenė tokia ir mes patys iš ten atėjom, iš tos visuomenės, tokie patys būdami. Tai tam, kad tos žinios ateitų iki, kaip sakoma, DNR branduolių, ar ne, ir įsirašytų į ląstelę, į neuroną, tai reikia tikrai didelio laiko tarpo ir daug kartų kartot. Ne veltui medicina mokosi kiek žmonės? 10 metų, ar ne? apie 10 jau. Apie 10 metų. Tai mes nekuo kitaip skiriamės. Nes Tai jo, tai čia dar galima iš 2 padauginti. jo,
Jo labiau dar čia ir visokių tenais abejonių prirašo, ir skeptikų nuomonės veikia, ir patys susidurėm su iššūkiais, po kurių tampam abejojantys tuo, ką darom. Visko būna, bet visko ir reikia, kitaip nebūtų to tobulėjimo ir ėjimo į priekį. Dabar laimė, sakyk, kilintą tau diplomą jau išrašiau, kilintas iš eilės buvo. Oi, aš tai išrašė tai jau daug, aš ne visus tai Du. ėmiau, šiaip aš A, tik tai, kaip sakyt, nu, kaip sakyt, man nereiktų įrodymų, įrodymai tai bus, kaip sakyt, mano darbai bus įrodymai. jo, bet vat Tai kas gal penktas, gal jau penktas, koksai gal jau penktas, ketvirtas, nu ketvirtas, tebūnie ne ketvirtas ketvirtas. tebūnie. Bet va tas dokumentas, jisai, nu kaip, aš irgi turiu visą eilę tų ant sienos prisikabinau, dar senai, kai buvo popieriniai tie liūdimai, man net duoda kažkokią tai energiją iš tų visų mokytojų, kuriuos aš lankiau, kurių paskaitas klausiau. Ir kiekvieną kartą, kai vat, man trūksta kažko, aš už sienos, už tos užuolaidos turiu, atsisuku, pasižiūriu, o, gerai. tai, tai kažkoks tai būna toksai kaip smegenim jungtukas, ar ne? Nu, Perjungia. Atsiprašau, Gintarai, tada dabar tiesiog aš noriu, Aha, keliu ranką taip. ir noriu, žinoma, padėkoti, tai reikėtų čia ne vieną paskaitą dėkoti, bet tiesiog antrinu jūsų nu, pasakymui, kad jų energija, Gintarai, gylis, energija, gydymas jūsų mokyme, jūsų akademijoje, taip kaip aš ėjau per gyvenimą praktikoje, nesuvokdama iki galo visko, aš gavau pas jūs gylį viso suvokimo, tai istorija, tai medicina, tai viskas, energija, tai ir biochemija, ir biofizika, ir fizika, ir visi kvantiniai dalykai. Ir suprantat, dar nepaneigiama istorinė žinia, viskas dar tuo apipinta. Aš tiesiog be ašaros negalėčiau kalbėti dabar ties ir vienu tuo tokiu pasakė, pas jūs kiekvienas straipsnis, kiekvienas išstojimas, kiekviena paskaita, tai chrestomatija. Ir vienu sakiniu, ką pasakyti norėčiau, Gintarai, jums ačiū, kad jums amžinybė prieš akis, ačiū, kad amžinybė jums prieš akis, Gintarai. Nu, jūs, Svetlana, kažko panašiai esate į mane, kai man, nu, prieš 15-20 metų. Tai Lietuvoje tokių, nu, kaip lektorių, nu, buvo Kazlausko, Vytauto Kazlausko akademija, ten buvo vienas kitas, atvažiuodavo kaip taisyklė iš Rusijos arba Baltarusijos arba Rygos tie lektoriai. Buvo Dainauskas, buvo dar vienas kitas šviesus žmogus, kurie dar dėstė, bet ir aš tada irgi pasigesdavau gylio. Ir aš Lietuvoje, nei Rygoje, nei Vilniuje, nei Klaipėdoje, aš to gylio, nu, sunkiai aš jos rasdavau. Bet tada buvo taip, kad atvažiuodavo iš Ukrainos, iš Rusijos, iš Baltarusijos žmonės, iš tos pačios Latvijos, iš Lenkijos atvažiuodavo. Čia mes būdavom šitie recipientai, ar ne, mes primdavom tą visą informaciją, pas mus buvo badas jos. Tai dabar aš nežinau, aš gal nebūsiu tikslus, sakydamas, kad nėra kitų žmonių ar lektorių, kurie pakankamai giliai tą žino. Aš žinau tokių žmonių, kurie tai daro, kalba ar moko, bet vėlgi čia susidarime su tokiu dalyku. Daugelis tokių žmonių, kurie gali dėstyti dar giliau negu aš, arba yra labai vyresnio amžiaus ir aš žinau keletą KTU yra šitų jau žmonių, kurie tą užsima ir panašiai, tai jie jau patys, jiem patiem reikia ramybės, o ne dėstymo reiškia. O iš tos jau viduriniosios kartos, kaip mes čia ten 50 plus, tai yra daug, bet vėlgi kažkur, jeigu nori sudėlioti tą mozaiką, reikia daug perklausyti. Ten to, šiek tiek ten to, nuo trečio. Nesakau, kad jie teisingai, viskas ten pas juos gerai, bet vėlgi kiekvienas turi kažkokį tai savo žavesį, kažkokį tai savo kalbėjimo manierą, kažkokį tai gylį, kažkokiam tai aspekte. Tai jeigu tavo protas atviras ir tu kaip ta kempinė geri
norėdama to gylio, tai nu, daug reikia aprėpti. Taip, Tai aš nežinau, aš bandžiau lygiai taip pat kaip jūs ieškoti to gylio per visur. Tai vėlgi čia aš turėčiau gal nukelt kepurę tokia Gintarė Devainienė iš Žalio bambuko klubas buvo Vilniuje toksai garsus, po šiai dienai knygas leidžia. Ir Šviesos namam, dviem institucijom, Kaune, dviem institucijom, kurios mane, kaip sakoma, spardė minkštą vietą, kad eik kalbėk, nes aš pats buvau tada nemokantis kalbėti viešai, bijojau. Rašyti mokėjau ir rašiau daug, bet aš bijojau kalbėti viešai, man buvo didelis stresas. Nu, va, dėka tų dviejų institucijų kažkaip tai išsijudino viskas. Bet ir tai jau kokį 15-20 metų. Ir tai esu dabar... dėkinga. Esu dėkinga Dievo dovanai už jūs, Gintarai. Man tai yra, jūs esat Chrestomatija ir aš labai atsakingai sakau, kad jūsų sukauptus, koncentruotos žinios jos nuo istorijos iki šių dienų turėtų būti kiekvienoje mokykloje ir akademijose ir mokymo įstaigose. Tai turi būti privaloma. Tai turi būti privaloma. Aš tikiu, Gintarai, man iš tikrųjų labai jaudulys didelis, kad mes pamatysim dar tą dieną, kada pasieks jūsų knygos kaip vadovėliai. Suprantat, kaip vadovėliai, kad jauni žmonės pradėtų nuo tokių žinių, o ne kad kažkada, kaip mums tenka dabar tai surasti, ieškoti ir pasikliauti Dievu, kad mus atves į tą kelią ir pasiekti tą būtent gylį, kurio mes esame verti. Ačiū, Gintarai, jums, klestėkit, būkit sveikas. Būkit sveikas, sveikata yra viskas. Jūsų ir mūsų pagalba, Dėkui. vieningos komandos, bendraminčių, kaip mūsų to egregor, ar ne? Tai čia mes, vienas laukia ne karys, ar ne, vis tiek tu nesi. Taip. Kuris ten kepurėm užmėtyt gali, tai viskas yra pasiekiama per kontaktą, per žmonės, per bendravimą. Jo labiau aš irgi iš jūsų, kiek gaunu daug ir nuorodų, ir minčių, va jūs kažką dalinatės, čia aš žiūriu, man, mintis ateina į galvą kažkokia tai. Dar ranką keliu, Gintarai, aš tiesiog nežinau, ar aš energetinis virgulininkas, ar tiesiog energetinis psichologas su virgulių pagalba dar. Man dar su virgulėm teks, bet ta sistema, aš taip godžiai stebiu, kaip jūs atlieka, tarkim, man teko susidurti su jumis gydymo procese, diagnostikoje, gyvai stebėti jūsų atliekamą darbą. Man tai įspūdis ir mane labai įkvepia ir man siekis ištobulinti iki tokio lygio. Toks braižas, toks lengvumas ir taip paprastai, taip taikliai, viskas kaip taip gaunasi, man daug labai dar žodžių išsitaško iš šonus. Ačiū, Gintarai. Dabar, čia dienos iš tikrųjų viena iš temų yra apsauga, kaip aš apie tą apsaugą reglamentą kalbėjau. Prieš dirbant, tą tokį darbą reikia turėti, labai aiškiai filosofinę sistemą, atraminė sistema, kas kaip kur, tebūnė netiksli, klaidinga, bet neturi būti. Antras momentas, turi būti reglamentas, ką po kokį veiksmą darai. Apie tai irgi buvo paskaitų ir tiesiog, jeigu taip glaustai, tą reglamentą sudėlioti kelius tokius žingsnius, tai pirmas kontaktas, ar ne, toliau derinimas laiko, toliau mes išklausom, toliau mes atliekam tam tikrus veiksmus. Vėlgi, mes pirmiausia, reikėtų dar, kaip bus ta medicininė dalis, tą galbūt pavyktų akcentuoti, kaip dirbant mediciniškai su žmogum, bioenergetiškai mediciniškai, kaip sudėlioti tą reglamentą. Nes tai padeda, tu tada žinai, ko ieškot, kada koks eiliškumas, yra hierarchija darbų, yra hierarchija tų interferentų, nuo aukščiausio pradedai prie žemiausio. Bet aš pas nesugalvoju, per mane tas, aš irgi galvoju,
kaip tą daryti, nuo ko pradėti. Ir tada ateina mintis eiliškumo, kokį veiksmą po kokio daryti. Čia įpinam dar tą laisvos valios principą, čia įpinam tą, kaip čia pasakyti, vaizduoti arba tą, juk pavyzdžiui, mes turim reikalą su energijom, ar ne? Tai jos formos tai neturi, fizikinės, ar ne? Taip. Bet jeigu tu pagauni tą energiją, kad ir negatyvę, ir nupieši jai fizikinę formą, tai ant popieriaus vaizduoti gali, tai jinai tokia ir pasidaro. Jinai replikuojasi tavo neuronų tinklę, tą energiją kaip tą kažkokią tai esybę, būtybę, dar kažkas tai lerva, ir tu ją realiai, užuodė gali. Yra žmonės, kurie užuodžia, girdi, kaip jos cypia, kai mes jas varom į tą utilizatorių, ar ne, visaip. Bet čia yra per tas 5 jutės, ypatingai rega, klausa, vaizduotės, ar ne? Mes užuodžiam kartais vaizduoti, galim užuost, paskanaut kažką tai paliest. Ir kas yra įdomiausia, jeigu mes vaizduoti tą darom, realiai tai mes irgi tą darom. Čia kaip buvo toksai išverstas dokumentas iš tų papirusų, Tomo Evangelija. Ten vienoje tokie, reiškia, vietoje yra kalbama toks palyginimas. Kai tu kažką darai, praktikuojasi, tai tu ir padarai. Ten, jeigu nori nukirst milžino galvą, tu įsitrauki kardą, kad pasipraktikuotum, tai ir tu nudarai, nužudai tą milžiną. Tai vadinasi, va čia galvoje viskas prasideda, po to viskas replikuojas tik tai į išorę. Tai visur reikalingas reglamentas. Ir prie to reglamento detalizavimo, kai jau mes perinam nuo diagnostikos prie gydymo, nuo gydymo prie aptarimo, visą laiką reikia daryti tokius refleksijas, kaip čia dabar madinga, ar ne, pastoviai fiksuoti pokyčius, nes čia jau įsipina ir NLP mokslas, kadangi jeigu tu pokyčius turi, juos ištrauki, juos aptari, kai juos aptari pasidžiaugi, tai vėlgi per dopaminą eina į mediaciją, kad tai yra tikra, nors galbūt tai buvo tik įtarimas, kad pagerėjo, arba žmogus galvoja, kad jam pagerėjo, o po to sekančią sekundę galvoja, kad nepagerėjo. Tai va tas toksai bendravimas iki galutinio taško, žingsnis po žingsnio, tai va to reglamentavimo aptarimas galbūt būtų viena pagrindinių pavasario darbų tikslas arba uždavinys, reiškia. Ačiū, Gintarai. Ačiū. Taip, kas dar norite replikų, pasidalinti patirtim, įdomiam idėjam, arba galbūt netgi kažką įdomaus paliūdyti, papasakoti, tai dabar galima tą padaryti, kol dar registruojasi. Labas vakaras. Labas vakaras. Kažkaip, nežinau, pasakėt replikų, tai iškart prie replikos. Ne, Gerai. Čia ne replika. Aha. Bet labai noris praktikos. Aš taip laukiu susitikimo gyvo, kad, pračiupinėtas virgulės, pabendrauti, tiesiog norisi tos. Dabar, supratau, o dabar nemanau, kad labai daug bus žmonių šitam krašte. Jūs šitam krašte pajūri kažkur, ar ne? Esat? Ne, aš Šiauliuose, mes Šiauliuose. Ai, Šiauliuose, tai galite atvažiuoti. Tai Drąsiai aš galvoju, kad jeigu ten nedaug būtų kokie 6 žmonės, tai kam čia dar tas sales nuomotis, mes sutarėm laiką ir atvažiuoti pas mane, mes dirbam. Bet jeigu jau apie 10, tada jau reikia galvoti apie salę. Tai aš galvoju apie tai, kad kažkaip tai tą klausimą įspręsti. Nesinori tos salės ir nuomoti, jeigu ten nuomosi salę, o atvažiuos 2 žmonės, tai vėlgi. Jūs sakėt, parašysit, ne? Dar parašysit, susirašysim, dėl to, tai tikrai labai norisi. O dėl Vilniaus man Medardas priminė adresą, tai aš šią savaitę susisieksiu, suderinsiu, kada ten galima padaryti šitą dalyką, tai ir padarysim.
kas Vilniui, kas Kaune galima vat, į tą pusę. Vilniečiai, kauniečiai, panevėžiečiai, kas ir arčiau iš tos teritorijos. Tai Vilnius, o čia Šiauliai, Žemaitija, tai čia pas mane galima arba kažkur tai rasim tą patalpą. Tai va, tai neprisiriškim labai prie datų, tiesiog kada susiorganizuosim, tada padarysim. Svarbu, kad visi galėtų, nes kartais parenki datą, po to pasiūlai, vienas sako, man netinka, kitas sako, susirgau, bet vat, reikia, kad būtų taip, kad visi galėtų. Taip. Jo, bet vat, nu vis tiek norisi va to. Ja. Tai va čia pirmiausia, kas man labiausia, ko trūksta, tai va to pačiupinėjimo gyvai su virgulėm. Aišku, aš Gintarai jūs atradus iš naujo, mes buvom susitikę gal 15-16 metais. Šiauliuose? Jo. Tam verslo inkubatorių. Taip. Tai tada aš klausiau vienom akim, tada aš ten buvau daug įnikus ir daug jūs man pasakėt, irgi atvėrėt akis, aš paskui dar praėjau tikrai pakankamai tokį kelią. Ir pas tą pačią Poliną mokiausi asociatyvinių kortelių ir kokiais 9 metais ir Gervę klausiau, tai jūs kaip vardino tos mokytojus, galvoju, taip, nu, vat vis tiek artima tas pats požiūris, vat vis tiek tas pats suvokimas, kaip bebūtų. Tai vat ir dabar jau jūsų, aš daug rusų kalboj, pagrindė tai rusų kalboj, aš Lietuvoje taip ir iš tikrųjų, kaip Svetlanai antrinu, vat to gylio, kad pakalbėtų vat kažką tokio, nu, vat su visų mokslu ar nesusiję, ne tai, kad atsisėdęs ten fantazuotų ir šnekėtų, o jūs tą ir su mokslu tikrinat, tai tas labai yra irgi, man taip kaip aš tokia, esu ta, kuri pačiupinėti man reikia, man yra sunkiau su tom vaizduotėm, tai tas labai yra svarbu ir aš pagrindė tai vat rusų, nu, dar Finko, va tokį, jeigu gal žinot, tai vat tie mano tokie pagrindai, dar iš tokio šamano mokiausi irgi daug, ten jau daugiau karminius dalykus savo tvarkiaus. Ir tai vat ką noriu pasakyti, kad lietuviškai taip man norėjos kažką atrast, kas lietuvių kalba dar pakalbėtų ir vat kažkas būtų čia, o ne Rusijai, nu čia norisi toj Lietuvoj, ir tie klausimai vat Lietuvos ir taip vat kažką vat bendrai pakalbėti grupėse, tai labai džiaugiuosi jūs iš naujo atradus ir tikiuosi tikrai susitikti gyvai ir su virgulėm. Ir va dabar turiu problemą, žinokit, vakar mano katinas grandinėlę atradau, bet ten buvo tokį pakabuką, jis labai brangus man su tokiu akmenuku ir reikia dabar pradėti ieškoti ir galvoju, nuo ko pradėti virgulės, aš nu, va, ir kaip dabar baigiau kursus ir pakabuko neatrasiu namuose. Atrasit. Tai nuo ko pradėti? Braižyti schemą, ar kaip? Ar eiti virgulės ir klausti, ir kokią pusę rodys ten eiti? Paklauskit katino. Aš jau šneku šiandien visą vakarą grįžus, sakau, atiduok man pakabuką. Pasikalbėkit su katinu, jisai žino kur. Tai nu, pabandykit, tai grinai intuityviai, atjunkit logiką, atjunkit mąstymą ir pavaikščiokit. Ne tik tai taip. Tai virgulės čia nepadės? Ne, tai su virgulėm. Ai, su virgulėm, supratau. Įjungti, ne, tą tokį, pasitikėti virgulėm. Grinai intuityviai. Nu, vis tiek, žinot, kur katinas dažniausiai, tai jisai tiesiog numetė, ar ne, ar kaip čia išėjo? Aš buvau jo ant skalbimo mašinos palikusi, nuėjau po dušo ir išėjau ir užmiršau, o jisai per naktį tą grandinėlę nutempė su pakabuku, tai grįžus dabar namo grandinėlę radau, bet pakabukas jis kažkur nuėmęs nuo grandinėlės ir kažkur jį... Supratau. Aš galvoju, kad tų gyvų paskaitų bus šiais metais daug. Ir aš esu jau prisisvajojęs daryti vėl tokį turą, kaip 14-15 kažkur. Ir su knygom. Kadangi kai su knygom važiuoji, tai bibliotekos privalo įleisti nemokamai. Taip kad man atrodo, kad tas laikas jau greit ateina. Tai smagu. Tai tiek netrukdys, neužimsiu eterio, gal dar kas nors nori. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū.
Taip, gerai, dar tada pasikalbėsim į pabaigą, o dabar tiesiog gal noriu jums pa, padėkot, tiesiog dar kartą pasidžiaug, kad Medardas, Aira, Dominikas, Eglė iš Amerikos, Gaiva, Ieva, Irena, Jolita, Laimontas, Laura, Milda, Mindaugas, Monika, 2 Monikas turim, Neda, Rasa, Reda, Rimvidas, Rojus, Rometa, Svetlana, Vilija, Rasa. Dar kelių žmonių nėra, kadangi kelios moterys pasakė, kad dėl įvairių šeiminių aplinkybių nedalyvaus toliau, todėl aš neišrašiau jiems. Tai jums, kurie dalyvavote, linkiu tiesiog eiti tuo keliu arba atrasti savo kelią. Čia tik tai yra pradžia arba tam tikras etapas ir linkiu visiems to gylio, atrasti tą gylį, kuris maždaug mes visi to gylio alkstam ištroškę kaip vandens atsigerti ir kartais nueini tenais pas vieną, pas kitą mokytoją ir to gylio nėra. Man pačiam reikia gylio ir kartais nerandi to niekur. Atrodo, vat, užsiregistruoju pas kažkokį tai žmogų, aš dabar klausausi tik tų, kuriuos aš pažįstu. Ir žinau, kad jie yra 20 metų, 15, 10 temoje šitoj. Dabar šitam veikloje, šitoj dėstyme, mokyme vėlgi labai yra svarbi patirtis ir stažas. Ir kai matau, kad kažkoks tai psichologija baigęs, aš dabar nenoriu žyti psichologų, bet dažniausiai psichologai ieško irgi jauni, tokie ką tik baigė mokslus, savo nišų ir jie bando aną paimti, 3, 4 iš tų ezoterinių temų ir paimti tas temas į savo arsenalą ir kaip savo pateikti. Bet tai matau, kad yra paviršius, nes iškart matosi krenta akis, kad žmogus kažkur tai yra paėmęs nesavo ir transliuoja kaip nesavo. Ir man pačiam įdomu ir aš visą laiką klausau tokių lektorių, kurie tebūnė turi tą teoriją, bet aš žinau, iš akių dega šviesa, kad jų akyse blizga ugnis, kad jie patys tą gylį turi, kadangi jie viską perėjo, tas jiems veikia. Tai vėlgi noriu palinkėti jums irgi to gylio ir tęsti to gylio paieškas. Dabar mano šios dienos tikslas buvo keleriopas. Šiek tiek vėliau mes pakalbėsim apie tai, kas bus pavasarį. Dabar norėčiau tokius raktinius dalykus priminti. Jeigu aš atidarysiu, bandysiu atidaryti, gerai, bandom atidaryti. Taip, bandom atidaryti. Gerai. Tokius raktinius dalykus norėčiau priminti, kurie iš esmės yra, jeigu tu, kaip sakom, turi visraktį, gali laisvai atidaryti bet kurias duris. Ir vienas visraktis yra, aš dabar nerandu to tokio paveikslėlio, kurį aš buvau su radioimtuvu kėlęs, nesvarbu. Kas yra aiškiaregystė arba biolokacija? Ir dažniausiai žmonės, kurie žengia šituo keliu, yra suklaidinami kai kurios literatūros. Ir kai kurių lektorių, kurie remiasi klaidingai literatūrą. O ta literatūra kalba apie tai, kad tas rėmelis ar ne, virgulės, šituoklės, jos pačios reaguoja. Mes nieko nedarom, o jos reaguoja. Ne, taip nėra. Mes reaguojam. Esmė, jeigu norim pavyzdžio, tai mes esam radioimtuvas. Aš esu radioimtuvas arba tas mobilus telefonas, aš pats. Ir ką turi radioimtuvas? Mobilus telefonas ir yra tas radijas, ar ne?
Tai radio sudėtinės dalis kokios yra? Yra antena, kuri dirba priėmimo perdavimo režimu. Tad tas pats strypas gali ir priimti signalą, ir perduoti. Šituo atveju mes dirbam abiem režimais. Toliau, ką dar turi imtuvas? Imtuvas turi dekoderį, tai yra banga, ateina, banga yra visur, ne? Tas strypas pagamintas taip, kad jisai pagauna, rezonuoja su tam tikro dažnio bangomis, jisai tą elektromagnetinę bangą nuleidžia iki dekoderio, dekoderis gauna tą bangą ir iššifruoja. Nu, anksčiau būdavo tie lempiniai, dabar yra čipai, kurie dekoduoja bangą į simbolius. Tai dekoderio uždavinys dekoduoti bangą, signalą į simbolius, kuriuos mes visi galime perskaityti ir interpretuoti. Jeigu imsime pavyzdį televizorių arba radio imtuvą, tai ten radio imtuvo pavyzdžiui tai yra garsas, ar ne, aparatas priima per anteną bangą, banga per anteną nueina iki dekoderio ir dekoderis iššifruoja ir paverčia mums garsu. Irgi vėl banga yra koduojama, tas signalas yra koduojamas, tas signalas gali pareiti labai daug etapų, gali būti jisai laidu, po to eina į orą, po to tame ore kažkokią anteną jį pagauna, vėl į laidą paima, po to tas laidas vėl eina kažkokiais kabeliais, po to tas kabelis ateina iki prietaiso, tas prietaisas turi dekoderį, tas prietaisas tą signalą perskaito, tas išverčia žmonių kalbą ir štai mes turim ekrane vaizdą arba garsą savo telefoną. O mes dirbam analogiškų principų, nieko kitaip. Tik skirtumas galbūt vienintelis šitoje vietoje. Mes dirbam ir elektromagnetinių bangų ruožo diapazone, ir kvantinių bangų ruožo diapazone. Tai kvantinė banga iš viso jinai nesuprantama kaip elektromagnetinė banga. Jeigu imsime patį nelokalinį principą, kuris yra prieš jūsų akis, šitam pavyzdį, apie kurį mes nekartą kalbėjom, kai du kažkas tai išlenkia iš vieno centro, tarp jų yra tas non-locality ryšys. Tai mes kiekvieną kartą, kai perskaitom šitą signalą, tai yra dekoderis atsiunčia jį mums į vaizdą arba garsą, mes jį perskaitom ir mes turim jį iškomunikuoti, iškalbėti ir tą padaryti greitai. Ir mes naudojam elektromagnetinę bangą ir kartu mes kvantinius laukus naudojam. Kaip tą signalą, kurį mes norim nuskaityti. Dar vienas principas. Jeigu radio imtuvo pavyzdžiui banga turi kažkokį tai šaltinį, kuris ją skleidžia, ne? Tai šituo atveju šaltinio kaip ir jokio nėra. Tai tiesiog yra. O tai yra tokia savoka noosfera, Vernackis sugalvojo, toks rusų mokslininkas. Tai yra tiesiog kaip ir stratosfera, kaip ir kita sfera aplink Žemę. Tai yra tam tikras laukas, tam tikra laikmena, galima taip sakyti, jeigu ieškot analogų, ką tai panašu, kur tiesiog ta informacija yra. Jinai yra, visa yra. Kitaip tariant, kvantiniam pavydale arba toj nešikštoj visatos pusėje, kas ir yra tas kvantinis pavydalas mūsų pačių, ta bangos funkcija, ar ne? Dalelės bangos funkcija, tai yra bangos funkcija. Tai ten yra viskas ir visur. Ir jeigu tu tame taške, kuriame esi, duodi užklausą konkrečią, tai pagal tą užklausą tą visatą arba tas noosferą tau atsiunčia pagal tą užklausą, pagal panašumo principą ten tą susidėlioja informaciją. Taigi tos informacijos yra begalė jūra, toj pačioj noosferoje, informaciniam lauke, kvantiniam lauke, kaip mes pavadinsim, tai nesuklysim. Ten tos informacijos yra ir daug. Bet kaip tai visatai, ar ne, mums atsakyti, jeigu mes patys nežinom, ko norim. Todėl ir akcentuoju patį principą, kad reikia kuo aiškiau
pačiam savo, va, tu pats savo esi arbitras ir pats savo esi tas, kuris vertina. Visada tik tai atsako kaip veidrodis, ko tu nori. Kaip Google langelis, ką tu užklausi, tau tą paieškos mašina ir tau suras pagal tuos raktinius žodžius. Čia yra irgi labai analogiškai. Tai va, pirmas analogas yra radijo imtuvas, antras analogas yra Google laukelis. Ir vienu ir kitu atveju svarbu tai, kad aiškiai žinotume patys savo, su savimi, dėl savęs. Ir žinotume, ko mes norim. Todėl vienas iš tokių šalutinių, bet labai svarbus momentas šito mokymo, kuris ugdo žmogų, augina žmogų, ko kartais mes neturim, arba mes negavom per tą edukaciją mūsų, tiek per tėvus, tiek per mokyklas, tiek universitetus. Tai moko koncentruotis, koncentracijos į tai, ką tu darai, į tai, ką tu nori sužinoti. Tu tada daraisi, praktikuodamas biolokaciją virgulės švytuoklės, labiau sutelktas, labiau aiškus pats savo. Ir tai įvyksta ne tai, kad tu tame darbe su virguliam toks esi, bet apskritai visur. Tu esi tiesiog gyvenime toks. Tai dauguma žmonių, pasižiūrėkim į mūsų visuomenę, jie yra tokie kaip įsiblaškiai, įsitaškiai, nežino, gal kažkur tai darbe kažkas moka koncentruotis, bet jeigu reikia koncentruotis kiekvieną sekundę ir kiekviename savo žingsnyje, tai žmonės to negali padaryti. Jie tiesiog, jų smegenys, čia yra mokėjimas koncentruotis į esmę ir nebūti įsitempus tame koncentravimuose darbe. Va čia yra esmė. Va, kai kurie va, koncentruosi, bet jie labai tokie susikausti buvo, va, neleidžia savo iš šonus, va čia. Ne, tai tiesiog aš esu atsipalaidavęs, aš esu ramus, aš esu laisvas ir aš žinau, ko noriu. Čia ir dabar. Vat kai tai tu savo gali pasakyti ir taip save paruoši darbui, su konkrečiais klausimais, ko tu nori, tada ir atsakymas ateina, be ne 100% tikslus. Aišku, kiekviena užklausa turi savo niuansus, reikia vėlgi turėti atsargumą ir atsargiai vertinti, viską reikia vertinti atsargiai šitam gyvenime. Bet aš kalbu tos tokius raktus, visrakščius, kurie padėtų jums šitam ėjime atrasti giliau save, kaip diagnostus. Diagnostas paprastai neturi vertinimo. Mes irgi, vienas dalykas, mokomės koncentruotis, bet tuo pačiu mes mokomės nevertinti iš anksto ir nesusėti savo paieškų su išankstiniais lūkesčiais arba norais. Kitaip tariant, būti kaip įmanoma atsietais nuo to, ką tu tyrinėjai. Kaip įmanoma būti nepriklausomais nuo to, ką tu nori sužinoti. Ir jeigu pamenat, aš kalbėjau, kad kai aiškinamės apie dingusių paiešką, tai mums geriau Portugalijoje arba Lenkijoje, kur mes nieko nežinom, atlikti šitą darbą, negu Lietuvoje, kadangi čia yra tie egregorai vietiniai, kurie įtakoja, ten veikia žmonės su savo lūkesčiais ir jie tada trukdo darbui. Tai diagnostas pirmiausia yra neutralus. Neutralus pirmiausia savo paties atžvilgiu ir to, ką jis tyrinėja, to, ką jis nori sužinoti. Kaip tai įsiugdyti? Vėlgi, čia yra filosofiniai dalykai ir aš daug rašiau apie tai, aš daug paskiriau savo laiko tam, kad tą visą filosofinę pusę išgliaudėt, kad atrakint mano smegenis, kad jos taptų ne prieraišios ir ne paklustų lūkesčiams ir ne bėgtų paskui kažkokius norus. Kad būtų lengviau koncentruotis ir kad būtų lengviau čia ir dabar būti ir būti nepriklausom nuo to, ką aš darau. Tai jo labiau būti nepriklausom nuo to, ką kas kalba ir ko kas nori.
Ir dabar trečias toksai raktas arba visraktis, kurį reikėtų pabandyti per tam tikrą laiką pagalvoti, kaip čia įsisavinti. Kalba eitų apie tokį relatyvų požiūrį. Relatyvumas, santykinumas, ar ne, lietuviškai skambėtų. Pas tas požiūris išplaukia iš kvantinės fizikos. Ir toksai Kopenhagos interpretacija Nilso Boro sugalvota, išplaukiant iš Einšteino ir kitų kvantinės fizikos tėvų atradimų. Ir postulatas skamba panašiai taip. Mūsų neurofiziologinis aparatas, koks be būtų tobulas žmogus, koks be būtų protingas ir išmintingas, jisai nesugeba replikuoti objektyvios tikrovės. Neįgalus tiesiog. Mes kiekvieną kartą, kai į kažką žiūrim, mes sukuriam tą, ką žiūrim iš naujo. Mes nekalbam apie objektyvą tikrovę kaip faktą, vienodai tiek jūs, tiek aš. Nors sistema stengiasi mums tą vienodą kurpalių užmauti, kad mes vienodai matytume. Nes jai taip geriau. Sistema yra egregoras, yra pakankamai negatyvi struktūra mūsų pačių kaip individų atžvilgių, kaip sielos kūno vienybės individų atžvilgių. Sistema yra negatyvus faktorius. Ir tas negatyvumas tos sistemas pasireiškia per tai, kad jinai stengiasi mums tą kurpalių visur uždėti. Tu turi taip vertinti, turi taip vertinti, visokie influenceriai, žiniasklaida, televizija, viskas. Viso to reikia, nieko nesakau, tai yra gyvenimas, nuo to bėgti nereikėtų, bet reikėtų užsidėti tam tikrą filtrą. Ir filtras toks, kad viskas yra pratekantis dalykai. Aš pats kiekvieną kartą, kai žiūriu į šitą vaizdą, kuris atsiveria prieš mano gražias akis, tai yra tas vaizdas, kurį aš sukuriu. Tai yra mano paties kūryba. Ir ne tokia, ne kitokia. Remintis to, ką aš turiu, ką aš suprantu, ką aš žinau ir taip toliau. Vėlgi, argumentas tas, kad kitas žmogus galbūt žino geriau ir tau pasakys, kaip reikia, negroja. Jisai gali pasakyti tik todėl, kad jam yra tai svarbu. Ir kad jisai būtent nori pabrėžti savo tą išskirtinumą todėl, kad jisai mano, kad jo visata yra tokia pati, kaip Dievo sukurta. Jo akyse, kai jisai ją mato, kai jisai dekoduoja išorę ir kaip jisai su ją santykiauja. Todėl Dekarto ir Lenino postulatas, kad objektyvi tikrovė pažįstama per pojūčius ir jinai yra atskirta nuo stebėtojų, yra klaidingas ir neteisingas. Bet ant jo yra pastatyta visa mūsų civilizacija, visas mūsų mainstreaminis mokslas. Čia yra ir teigiama, ir neigiama pusė. Teigiama ta, kad galbūt kažkokiu tai orientyrų žmogui reikia tam, kad pradėtų kažkur tai eiti pažinimo keliu ir išmoktų bent kažką. Bet kai žmogus išmoksta ir susipažįsta su gyvenimu, per kurį tai laiką jam reikia tuos visus šablonus išmesti iš galvos. Arba priimti juos kaip tokias darbinius įrankius. Štai tas žmogus mano taip, vadinasi, jo požiūris toksai, štai kažkokia valdžia kalba taip, tai jos nuomonė, man čia nepriklauso, arba mano kažkokie tai artimi žmonės, mano rodinė, ką aš turiu daryti, bet iš tikrųjų yra kitaip, kaip aš matau. Tai jie mato taip, aš matau taip, tie rašo trečiaip, tie galbūt liūdė dar kitaip. Kitaip tariant, dabar tokį epizodą papasakosiu iš Bulgakovo Meistro ir Margarita. Turbūt jūs šitą epizodą, jeigu matėte filmą, tai žinote, yra YouTube. Atveda Jošuva pas Pontį pilotą. Ten Jošuva vadina Bezrukovas, o šitą Pontį pilotą, jeigu neklystu, Liubomiras Laucevičius, ar aš neteisingai kažkaip tai, ne Laucevičius, ten kitas aktorius, kurio irgi nėra jau. Gerai, atveda tas jau Cerberis tą Jošuvą ir Pontijos pilotas sako, jam priekaištauja,
ką tu ten darei, kalbėjai kažkokius vėjus miestų aikštėse, žmonės balamūtinai tenais, taip toliau. Nepažodžiu kalbu, bet maždaug esmė. Ir po to sako, ką tu ten kalbėjai? Nu pasakyk, ką tu ten kalbėjai? Jisai pasako, Jošva sako Pontijui Pilatui, aš kalbėjau, liūdėjau tiesą. Tas dar labiau užpyko, sako, ką tu žinai, ką tu supranti apie tiesą, kas yra, что такое истина, ten rusiškai. Ir tas atsako, истина – это то, что у тебя, прокуратор, болит голова, и ты думаешь об самоубийстве. Nu, maždaug taip. Tau tiesa yra ta, kad tau šiuo momentu skauda galva ir tu kartais galvoji apie savižudybę. Kokia čia yra potekstė? Potekstė ta, kad kas yra įstina tiesa. Tiesa ta, ką tu gali liūdyti čia ir dabar. Kas yra čia dabar? Vakar jau viskas, nieko neprisimenu, rytoj dar bus. Ką kas sako, vėlgi relatyvų. Ir tiesa yra tik tai ta, kuri yra čia po kojam prieš tave ir kurią tu gali liūdyti. Bet tai yra tavo tiesa. Ir toliau atsiranda egregorai, juos sukuria gyvi žmonės per tai, kad jie kolektyviai kažką vienodai išpažįsta arba kažkuo tai vienodai tiki. Vat yra kunigas, dvasininkas, jis iš sakyklos sako pamokslą ir sako, va, jeigu jūs neisit tenais sekmadieniais išpažinties, jos tarnauja šėtonui. Ne? Ir daug metų taip ir buvo. Visi bijojo, ten kiekvieną sekmadienį moteris į kairę, vyrai į dešinę ir eidavo tos išpažinties, po to jausdavosi gerai. Tai vėlgi čia yra gąsdinimas, čia yra prievarta, gąsdinimas nebūtais dalykais, o kas žino, kaip turi būti, bet tai yra sistema, tai yra egregoras, kuris užduodamas sociumui ant galvos, kolektyviai, ir tie žmonės priima tą tokią tiesos interpretaciją pagal kažką. Grįžtam prie mano pirminės minties. O mintis kokia, kaip tą tokį neutralumą įsiugdyti. Tai neutralumą aš bent jau ugdžiausi, skaitydamas tokį kaip Robertas Antonas Wilsonas, Umberto Eco ir panašius autorius, bet galima skaityti, gali ne. Esmė tokia, kad tiesa yra individuali. Tiesa niekada nebus kolektyvi. Kolektyvus gali būti tik tai egregorai. O egregorai susidaro todėl, kad mes susitarėm tarp savęs, kas tikra, o ne kas nikra. Ir tuo susitarimu grindžiam savo bendravimą. Bet tas susitarimas netitinka objektyvios tikrovės. Tai mes susitarėm, kad taip yra. Ir iš to išplaukia visą eilę kitų tokių išvadų, kad tai, kažkas kažką pasako, tai, ką aš noriu, tai, ką kitas žmogus, tai yra tik tai relatyvūs dalykai, kurie pratika. Kitaip tariant, jeigu mes, dabar kartais irgi tokį palyginimą naudojau, jisai atėjo iš tokio budistų filosofo Rinpoče, buvo toks, yra nuostabi jo knyga apie savęs stebėjimą. Tai vėlgi, pirmas momentas, tu save suvoki kaip relatyvę būtybę, kurio tiesa tik tai yra asmeninė, kolektyvinių tiesų nėra. Jeigu yra kolektyvinė tiesa, tai tai interpretacija to, ko nėra. Nes kai tik tai kolektyviai kažkas kažką žino, iš karto tolsta nuo objektyvios tiesos. Antras momentas. Mes pradedam save stebėti. Ir pradedam save stebėti nuo minčių. Nuo minčių. Ir kartais toks palyginimas būna visai neprošal. Nusivaduokit, aš esu viešbutis, o tos mintis, kurios ateina į galvą ir išeina, yra tie klientai, kurie ateina į viešbutį, vienas miega vieną naktį, kitas 2, 3 savaitę, bet tie po to iškeliauja. Bet aš kaip viešbutis su savo sienom, baldais lieku toks pats nepakitęs. Tai ir su savo mintim, ir su savo jausmais, ir su savo emocijom galima elgtis analogiškai. Tai yra ateina išeina. Kai pradeda tai stebėti, mintis, jausmus, emocijas, kūno automatizmus, tai yra antra čakra, ne?
neurologinius visokius įpročius analizuoti pradedi. Kodėl ar vienai par kitaip elgiesi ir darai ir kalbi, kaip tu reaguoji apskritai į tam tikras situacijas. Tai kai tu visą tai pradedi stebėti, tu stebi tos interferentus savyje. Ir kai tu tos interferentus stebi, o tie blokai, tie šablonai, tie egregorai, kurie šablonizuoja mūsų mintis, jausmus, emocijas, taip toliau, jie ir yra interferentai. Kai tik tai mes kažkur tai pradedam save įsprausti rėmus, jau iš karto galima įtarti, kad mes turim kažkokį tai interferentą prisektą, kuris nori, kad mes būtume be to dar prikabinti prie kokio nors egregoro, kuris kažką tai vienodai mato. Nesvarbu, tai esmės stebėjimas. Ir pradžiai stebi mintis, po to emocijas, po to jausmus emocijas, po to fizinio kūno automatizmus, po to įpračius. Stebi nevertindamas gerai blogai, bet stebi tebūnie. Atėjo mintis išėjo, kaip tie restorano lankytojai atėjo, pavalgė ir išėjo. Ir nieko nepaliko, net arbatpinigių nepaliko. Kaip ir tie viešbučio lankytojai, jie irgi atėjo, pernakvojo ir dingo. Bet aš esu tas, kas esu ir stebiu save taip, kaip esu. Ir tada atsiranda tas toksai neutralumas, vidurio kelias, kaip mes norim tą pavadinkim, kuris grįstas ir mokslu, sakykim taip, tą reliatyvumo teoriją, kvantinę teoriją, ir tuo pačiu grįstas yra tais dvasiniais dalykais. Man labai savo laiku padėjo Šri Aurobindas ir jo integralinė joga. Bet vėlgi tai yra egregoras, iš to egregoro aš pasiėmiau tai, kas man patiko, kas man vežė ir tą pasiėmiau, naudoju po šiai dienai savo darbuose. Nors ten irgi yra hierarchija, struktūra ir žmonės, kurie mane ten bandė traukti tą egregorą, aš jų nenorėjau ilgai nuvilt, nes sakiau, kad aš nebūsiu jų sektoj. Jie, iš dalies jų lūkesčiai buvo žlugę, kadangi jie irgi, kiekviena sekta, kiekviena organizacija, jos tikslas yra plėstis. O kai žmogus ateina ir išeina, jiems neįdomu. Tai vėlgi, tam tikrą prasme, jie yra interferentai. Tai va, bet nepaisant to, kad jie yra interferentai, ten yra kažkokių tai dalykų, kurie yra naudingi ir vertingi. Tai aš iš Šri Aurobindo integralinės jogos pasiėmiau tą stebėjimą. Iš budizmo pasiėmiau Rinpoche ir jo meditaciją, kai tu save stebi. Galima stebėti kraujo cirkuliaciją. Tiesiog sutelki dėmesį į kraują. Gali stebėti kvėpavimą, gali stebėti širdies plakimą. Tai padeda perkelti sąmonę kitą alfa teta būseną. Ir tada, kai jau perkelė savo dėmesį į alfa teta būseną, tu ir matai mintis, kurios ateina išeina, tu matai ir jausmus, kurie ateina išeina, ir emocijas, ir fizinio kūno automatizmus. Staiga valgytų simonai kažkodėl tai, kai pradedi medituoti, arba gertų simonai, arba koks nors epizodas iš darbo pradeda klysti galvą, arba skambutis būtinai paskambins, arba pradės perforatorius kalent už lango. Iš karto. Ir taip matrica stengiasi tave ištraukti iš tos jai nepatogios būsenos, nes nepatogumas tame, kad tu išeini iš tos kontrolės. O matrica yra ta sriuba, ar ne, kurie tu esi kaip tas vėžys vandenyje, gyva substancija, jinai irgi nori, kad tu būtum įtraukus. Ir nori, kad tavo dėmesį valdytų kažkas. Tai jinai nori pati sistema tavo dėmesį valdyti. O tu, jeigu dirbi su savim, tu to dėmesio netiduodi. Tu jį pasileiki savo ir jį naudoji kaip skalperį, pjaustant ir atliekant sudėtingas operacijas. Viena tokių bilokacija, po to pavasarį kalbėsim apie gydymą. Tai tokie visrakčiai, tai yra savęs perlaužimas. Man be galo buvo sunku save perlaužti labai, vis tiek, kai ten bebūtų, nelaikiau save aš akademinio profilio žmogum, kur reikia ten įrodymų, šaltinių, pagristų, taip toliau. Galbūt šitie argumentai, kad reikia šaltinių ir jos remtis, buvo aktualus prieš 10-20 metų. Dabar
pas mokslas įsigimė. Ir mes tam tikrų šaltinių jau neberandam. Tam tikri šaltiniai yra išbraukti arba ištrinti. Už juos reikia susimokėti. Kažkas mums perpasakoja tos šaltinius, savaip interpretuodamas, kaip reikia interpretuoti. Vieni skirstomi kaip teisingi, kiti neteisingi. Ir taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi mes turim nuo to atsiriboti, nuo tų vertinimų. Ir mokslas dabar yra tapęs propagandos ir ideologijos įrankiu. Nesakau, kad visas, bet didžioji dalis to mainstreaminio mokslo. Tai man buvo sunku todėl, kad aš, vėlgi, nelaikiau save mainstreaminiu mokslo žmogum, bet atsirakino tos durys ir tada per tas duris išėjęs galėjau nagrinėti nepriklausomai atsietai nuo bet ko tą aplinką tada, kai leidau savo būti laisvam. Pasakykit savo tokį, aš esu laisvas, laisva, viskas. Aš esu nuo bet ko laisvas, laisva, viskas. Taškas. Ir ta laisvė vidinai atves ten, kur reikia. Į tą suvokimą, supratimą, kaip yra, kas, kur yra ir taip toliau. Tai yra ta filosofinė pusė. Aišku, reikėtų daugiau tos filosofijos per praktiką, per praktinės tokius seminarus, jų ciklus, 20 paskaitų, daugiau akcentuoja į praktinę pusę. Ta filosofinė, psichologinė pusė nueina kažkaip tai antrą planą, nes žmonės nori jauti, griebti už žagų ir padaryti kažkokį tai rezultatą čia ir dabar greitai. Bet aš manau, kad visko reikia dabar. Šitą paveikslėlį tebūnė jisai čia prieš akis. Non-locality. Viskas yra non-locality. Niekas nėra apribotas laiku erdve. Mes tik tai galvojam, kad esame apriboti laiku erdve. Mes judame iš praeities į ateitį, iš dabarties į ateitį, į praeitį negalim judėti niekur, mes negalim teleportuotis. Taškas, stop. Taip nėra. Tai mes kaip fiziniai kūnai, galbūt mūsų ta mašina negali teleportuotis, bet mūsų protas, jisai gali tą atlikti. Ir kai mes tampam tokiais stebėtojais, tą šviesos ašimi, alfa teta būsnui, tada mes išeinam iš to fizinio kūno rėmų ir tada galim elgtis kaip tos dalelės, ar ne? Juk mes visi nuo to pradinio taško išėjom, nuo to didžio sprogimo arba Dievo kūrėjo minties ir tapom atsietais, atskirtais kūnais. Bet vis tiek pradžia yra ta. Mes apie tai kalbėjom. Šaltinis yra tas pats. Ir mes taip galvodami galim savo tart, aš esu neapribotas vien tik tai laiku erdvė. Mano protas yra atviras ir aš galiu mintimis pajaust, o kaip dabar žmonės jaučiasi Amerikoje, ten, kur dabar dega, ar ne? Ir aš jausiu, kaip oda man dega, ar ne? Kaip kvapas atrodo, tas, kur tie krūmynai dega. Jeigu aš noriu kažkur tai į šiaurę, įsivaizduoju, kad aš esu kažkur tai netoli Ašigalio, prano Juozapo žemėje, ir ten aplink mane baltos meškos vaikšto ir šalčio kvapą jaučiu, ne? Lygiai taip pat aš galiu į Afriką nusikelti ir pabūt savanai kažkur tai ir jaust tą deginantį karštį ir panašiai. Tai mes nelokalus, mes neapriboti fizika. Fizika apribotas tik tai tas žmogus, kuris nori, kad būtų apribotas fizika. Bet mes to nenorim, mes žinom, kad yra daugiau. Mes žinom, kad šviesa turi savo dvi funkcijas, ar ne, dvi dalis. Yra kaip kūnas, yra materija, ne, ir šviesa yra kaip banga, kaip tendencija, kaip tikimybė, kaip niekas. Ir ta šviesa ateina pluoštais iš vakuumo ir grįžta tą vakuumą atgal. Ir lygiai taip pat ir žmogus. Jisai kaip ir ta kvantinė dalelė yra ir banga, ir kūnas tuo pat metu. Tik tai, jeigu prisiminsime re ir de koherencijos teoriją, tai iš pradžių mes buvom vienis, P taškas ar ne, iš to vienio atskilom ir tapom S1, S2 ir ten iki begalybės, ar ne?
Bet kadangi mes iš to taško išėjom, mes kiekvienas apie kiekvieną žinom viską. Nes jeigu mes esam banga, mes toj meditacinėje būsnėje, toj neutralioje būsnėje ir tampam panašus į bangą. Mes imituojam bangą ir pagal panašumo principą traukiam tą būseną. Bangos dalelės dualizmo bangos būseną. O kadangi mes einam į bangos būseną, ten vienam taške yra visa informacija apie viską. Ir poveikis, ne tik informacija, gal mes ir poveikį darom. Ir galim patyrimus patirt per atstumą, non-locality. Viskas tai yra įmanoma, viskas tai yra pagrįsta mokslu ir ne bet kokio, kuris yra jau laboratorijos ištyrinėtas ir tonos knygų apie tai yra parašyta. Tai va, tai vėl kalbame apie tos visrakščius. Tai pirmas dalykas, prisiminkim, kad mes esam tos būtybės, kurios yra dvasinės pirmiausia. Tai yra sielos, ta šviesa, ne? Ein Sof, jinai ateina fizinį kūną. Ten po to per sefyras tas spindulys lūžta. Ir mes, kadangi tą spindulį sulaužom, mūsų fiziniai kūnai tą spindulį sulaužom, mes iškreipiam tą vaizdą ir matom 3D, laiką erdvę. Bet tas pats laikas erdvės yra holograma, ne holograma. Vėlgi, grįžtam prie to, kad tiesos arba objektyvios teisybės nėra. Ne, teisybė yra, tiesos nėra. Dabar atkreipkime dėmesį, ar iš tikrųjų mes prieš akis, ką matom, tas ir yra. Juk ne. Ateina signalai į regos centrą, į klausos centrą. Mes liečiam, tai irgi signalas, ar ne? Mes užuodžiam, mes turim skonį. Galų galia per kvantinius laukus, kaip antenos pasimam tą informaciją. Mes turim tuos signalus. Ir imkime dabar tą pačią regą, ar ne? Iš tų visų signalų pluoštų. Bet rodo tai čia pakaušė regos centras. Ir regos centras duoda signalus neuronus apie tai, kas yra išorė. Tai yra banga ateina čia, kaip ir ta antena. Vat, akis mūsų antena, ne? Banga ateina į regos centrą. Regos centras siunčia elektrinį signalą į pakaušės sritį esantį regos centrą. Ten tas signalas virsta vaizdais, simboliais ir mes matom tą aplink vaizdą tokį, koks jisai yra, ar ne? Tai vėlgi analogas toks, kad mes esam tie vaikščiantys televizoriai. Tik tai skirtumas tas, kad mes matom tą kolektyvinį neva tai vaizdą prieš savo akis. O televizorius mato konkrečią bangą nuskaito, bet jisai rodo tą, ne kitą, ten dar kanalus reikia perjunginėti. Tai va, tai mes kiekvieną kartą, kai susidarėm objektyvi tikrovė, reikia turėti omeny, kad čia yra, regos centro, klausos centro darbas, o jie priima signalus ir dekoduoja. Tai mes dėl to viską matom, mes dėl to grįžim savo tikėjimą objektyvi tikrovę, kaip religiniai fanatikai Jėzumi Kristumi. Arba kokia nors kita tenais religijos kryptim. Jie lygiai taip pat elgesi, jie nežino, jie gyvenime nėra matę nei dievų, nei Dievo, nei Kristaus, nei Mozės, nei Abraomo, nieko. Bet jie liūdė tai, kad liktai jie būtų ten objektyviai viską tuo momentu buvę, kai buvo Biblija parašyta. Ir dar moka papasakot. Tai čia lygiai tai irgi mes, kai žiūrime tą vaizdą, kuris prieš mūsų akis, tas vaizdas reikalauja, kad mes tuo patikėtume tuo vaizdu. Ir mes negalim nepatikėti, taip yra, prieš akis užvalda, siena, kažkokie mašinos pro langą važiuoja, stalas, kompiuteris, šviesa. Liktai mes tuo negalim neabejoti, ar ne? Bet tai yra čia regos centras, atkurtas vaizdas, niekas kita. Tai vėlgi, negi mokslo yra paskaičiuota, kad kai ateina signalas per mūsų regą, klausą, taip toliau, jisai negi yra nanosekundžių skirtumas tarp to, kas yra ir ką mums smegenys parodo. Tai vėlgi galim sakyti, kad yra
ne tai, kas objektyvu ir ką mes matom. Daug galima būtų pateikti argumentų, grindžiančių tai, kad objektyvios tikrovės nėra iš viso. Kaip tokio fakto. Bet žmonės kūrė egregorus, egregorai kolektyvinis protas, o egregorai vėl yra daug sluoksnių ir per tą kolektyvinį protą, per tuos susitarimus mes vienas kitam papasakojam, kaip yra, ir tada tas papasakojimas yra, tuo papasakojimu grindžiama tą tikrovę, kokią matom. Vėlgi aš duodu tokias meškerės mąstymui, galvojimui, kad neprisirišti, va tas terminas labai tinka, neprisiriškite prie nieko. Ir šiuo atveju reiktų prisiminti Sergejų Lazarevą, jo knygą Karma diagnostika, kas skaitėt. Ten akcentuojamas neprisirišimas, ne? Neprisirišam prie savo minčių, neprisirišam prie savo jausmų, neprisirišam prie jausmų, o tada klausimas, kaip su ta empatija, ar ne? Kaip su to, mes negalim būti robotai. Tai vat vienas dalykas, čia du tokie aspektai. Vienas dalykas, kai žmogus impulsyvus ir impulsyviai reaguoja. Nu taip turi būti, jisai dar nemato, jis neanalizuoja, nestebi savęs. Todėl jis elgiasi impulsyviai pagal tas programas, kurios dominuoja jame. Bet jeigu žmogus jau stebi save, jis dirba dvasinį darbą, tai jisai tą atjautą, empatiją jau visai kitaip supranta. Jisai supranta kaip tarnystę, kaip pareigą, kaip suvoktą veiksmą, pilnai suvoktą. Jeigu pirmą atveju tai žmogus nesuvokia, kodėl jis tą daro, tiesiog daro kažką tai, nes jam impulsas veda, jo endokrininė sistema su nervų sistema taip sugroja, kad jis tą daro. O šituo antrųjų atveju, kai žmogus pažengęs, jisai jau kai dvasiškai yra truputėlį pasikaustęs, jau nuėjęs dvasiniu keliu į priekį, tai jisai tada mato tos dalykus, stebi, žiūri ir jisai analizuoja. Bet jisai supranta, suvoktai, kad jisai sąmoningai daro kažką tai. Bet kartu darydamas kažką sąmoningai, jisai yra neprisirišęs prie to, ką daro. Jisai neturi santykio tokio giluminio, tokio betarpiško su to, ką daro. O čia esminis skirtumas tarp žmonių ir nežmonių. Galbūt nuskambės labai taip makabriškai, kas yra žmogus, kas ne. Žmogus tas antrasis yra žmogus. Pirmasis yra ne. Jisai pasikliauja programomis, jisai pasikliauja išlikimo programomis, kurios įsiūtos į R kompleksą, limbinę sistemą, endokrininę sistemą, nervų sistemą ir įpročius. Jisai pasikliauja programomis iš sociumo, iš visuomenės. Galų galiai jisai, kodėl tą daro, kiekvieną dieną eina į darbą, grįžta namo, kažką tai veikia namie, po to vėl rutina. Jisai nežino, kodėl tas vyksta. Bet tas, kuris pradeda apie viską stebėti ir analizuoti ir galvoti, pirmiausia stebėti. Jisai kaip ir atlimpa nuo to objektyvios, neva tik kabutėse, tikrovės įtraukumo. Pas Kastanetą tai vadinama antrojo, trečiojo dėmesio, ar ne? Rytuose budizmas priima kaip samadhinę būseną, ne? Kai čia labai geros tokios gilios būsenos. Labai gilios būsenos. Ir jos pagauna, bet vėlgi, aš anksčiau mokiausi iš to, mane pagaudavo tos būsenos, jos labai geros, jos veža, pagavus tai būsenai gali daug padaryti, išmokti ir toliau. Jeigu tai yra, tai tuo reikia naudotis. Bet vis tiek po to ateis tokia banga į apačią ir tave patikrins, kiek tu išmokai. Per tą laikotarpį, kai tu mokėsi, vedamas tos bangos, pozityvios bangos. Ir tos jau bangos į apačią, kai viskas atslūgsta, sausra ateina, ne, nieko nesinori, iškyla problemos. Tai yra laikotarpis, per kurį tave egzaminuoja, kiek tu išmokai. Tai ir tas reikalinga. Bet
nežinantis arba neinantis keliu dvasinių žmogus, tą priima irgi tas bangas impulsyviai. Jam skauda, kai jisai nukrenta kažkur tai į dugną, jam gera ir jisai džiaugiasi, kai jisai pakilėjime. Bet tas, kuris stebi, tai jisai vienodą santykį turi ir su tuo, kai jam tos pakilimo bangos užvaldo ir kai tos duobės užvaldo, jisai vienodai stebi. Ir tada jisai, su jumoru jisai priima, su anegdotu, tokiu kaip ir nepriraišių požiūriu. Tai va, vėlgi, visrakščiai. Visrakščiai, kurie yra reikalingi tam, kad išsimagnetintų galva nuo tų visų įtraukiųjų dalykų, reiškia, kur mus bando kažkas tai pagauti ir laikyti už pakarpos, daryk taip, o ne kitaip, galvok taip, o ne kitaip. Nieko nėra svarbaus. Viskas yra pratikantis, viskas yra relatyvų, viskas yra momentiška. Vat yra rašiklis ant stalo, yra kažkokie tai kiti ten akinių dėklas, laikrodis ir taip toliau. Daug pas mane ant stalo visokių rakandų stovi, padelis galų galės. Bet kiekvienas tas objektas, su kuriuo aš kontaktuoju regimoj plotmėj čia ir dabar prieš savo akis, yra tik tai daiktas, kuris atlieka tam tikrą funkciją. Ašgi nepuolu prie laikrodžio ir reikia man kažkaip tai maigyti, arba prie padelio išgerti visą valandą. Ne, tai reikia atsigeriu, padedu, reikia laikrodį pažiūrėti, kiek valandų, pasižiūriu. Reikia akinius pasidedu, reikia įsitraukiu. Tai su viskuo, kas prieš mūsų akis, su ta objektyvi tikrovė, reikia tokį santykį ir mėgsti. Tuo momentu, kai reikia, mes turim santykį, mums gerai, kad tas podelis ant stalo yra. Tai mūsų gali būti mintis, jausmai, emocijos arba kūno automatizmai. Reakcijos į situaciją kūno, nes kūnas yra tam tikra prasme protingesnis už patį žmogų, nes ten yra vėlgi refleksai, kurie buvo atsiradę per N tūkstančius metų, kurie padeda mums išlikti. Tai viskas reikalinga. Tik tai tuo momentu ir tiek, tuo momentu ir tiek, tuo momentu ir tiek. Tai irgi padeda neprisikabinti, būti nepriraišiu ir tokiu per kalkę žiūrėti viską. Tai vėlgi, aš kalbu apie būsenas, bet tai yra apsauga. Ir apsauga su minuso ženklu, tai yra ne apsauga tada, kai kažkas įtraukia. Arba tu jauti, kad įtraukia. O įtraukt gali ir stengsis visata, matrica, aplinka, egregorai, kiekvieną akimirką stengsis kažkur kažkuo tave įtraukti. Dabar žiūrėkite, marketingas, ar ne, internete. Kiekvienas nori pardavėjas atkreipti save arba į savo gaminį, arba savo prekį dėmesį. Ir jisai darys viską, kad tavo neuronų tinklą pakabint prie jo produkto. Čia yra mokslas, čia yra dešimtis, o gal net 100 metų lavinti įgūdžiai, kaip tave pakabinti, ar ne? Vėlgi, tu tame turi išmokti būti irgi neutraliu ir žiūrėti visą tai kaip tą padelį. Norisi atsigeri, norisi laiką patikrinti, nori padėti akinius į dėklą, padėti, nori įsitrauki. Tik tai tą funkciją atlieki viskas. Tai yra, vėlgi, tu visus tos objektus pastatai savo vietas ir tu nuo jų atsiriboji. Ir blogai būna tada, kai, pavyzdžiui, tu oi, koks tai geras kaip jisai toks brangus, dabar sugedo, sustoju ir aš jau, man širdis plaka, kažkaip. Tai yra, čia žmogaus reakcija tokio pirmojo, kuris impulsyvus, prieraišus. O tas, kuris neprieraišus, relatyvus, jisai, gerai, bus su laikrodžiu. Ir kartais galima stebėti tos momentus savo aplinkoje, kaip žmonės elgesi šeimose, ne? Tai, pavyzdžiui, jau aš galiu sau leisti šiek tiek nagrinėti ir jaunesnius, ir mažiau jaunesnius. Anksčiau, kai buvo jauni tėvai, tai kažką vaikas pridirba, arba padaro, arba kažkokie tai santykiai atsiranda įtempti dėl įvairių aplinkybių, nesusikalbėjimo, arba dar kažko tai.
Ir tada viskas jau isterija, jau tenais priekaištai, tenais vaikas blogai kažką tai daro, gal reikia pas daktarus, pas psichologus vest. Ir taip giliai žmonės tai išgyvena, ten pametė batą kažkur, tai vėl tragedija, kojinę pametė, dar kažką tai. O aš dabar stebiu tokius tėvus, kurie vaikų susilaukia, kuriems, 40 keli metai. Ir jau tie žmonės truputėlį kitaip. Ai, vaikas pametė batą, ai, aš pametė kažkokį tai soskį. Čia, maždaug taip, buvo, nebuvo. Tai atsiras dar šimtai jų. Tai vėlgi čia tokie pavyzdys, kad tas ateina su amžiumi greičiausiai, ta tokia patirtis, toks nepriraišumas, toks reliatyvumas, toks gebėjimas matyti viską trečiojo asmeniu ir nevertinti per daug griežtai. Nors ir vyresnio amžiaus žmonių tokių pasitaiko, bet kaip taisyklė vyresnio amžiaus žmonės jau patirtį turi ir jie nedaro tų klaidų, kurios darė, būdami prieraišus. Esmė nebūti prieraišiu, nebūti įtraukiu, o matyti viską liktai tokiam televizoriui, ar ne? Vat, gyvenimas yra televizorius. Arba teatras, tu tiesiog vaidini tą teatrą ir pats esi aktorius. Tu žinai, kad tu aktorius, bet turi suvaidintą vaidmenį. Tu siela tavo yra aktorius, tu kaip siela vaidini tą spektaklį, tu supranti, kad tai yra spektaklis, tu matai, kad gali būti, o gali nebūti tas spektaklis, tu neprisiriši, taip ir paleidi. Dar viena sąvoka, tai yra paleidžiamoji tokia būsena, kai tu viską ateina, išeina. Aš vėlgi kalbu apie būseną, kuri reikalinga tiek diagnostams įsiugdyti, nes kai tu tampi tokias būsenas kultivuoji, tai labai lengva tas ir diagnostiką atrišti, ir virgulės, ir šituoklis, taip toliau. Bet viskas palaipsniui, viskas ne iš karto, viskas pamažu, žingsnis po žingsnio, čia nedaromės revoliucijų. Aš jau vėl užsivedžiau, per daug ilgai kalbu, bet vėlgi norisi tuos visrakščius duot, kurie atrakintų. Palaukit, dar kažką tai aš norėjau pasakyti, jau dabar turbūt pamiršau. Prie tų interferencijų lygių dabar mes grįšim pavasarį. Dabar pavasarį mes grįšim prie tų interferencijų lygiai. Tai yra, mums svarbiausia yra trimatis pasaulis ir lervos, ar ne? Čipai, blokai. Lervos yra tas pats, kas čipai, blokai. Dar kiti čipais vadina. Tokiais ezoteriniais čipais, gal ten nėra tai lūstai įstatyti, bet mes kalbėsim apie iš medicininio taško apie tai, kaip žmoguje atsiranda tie blokai. Ir kas ten per blokai. Mes tą čipą ištrauksim ir panagrinėsim, kaip, kas, kur, ką. Vėlgi mums padės tie įgūdžiai iš dabartinio kurso, kuris baigėsi virgulės ir švytuoklės. Aš tiesiog netyčia tą skaidrę atradau, bet aš galvoju, kur aš ką norėjau dar pasakyti, ir jau turbūt iš galvos išgaravo. Taip. Tikrai jau išgaravo, ir aš dabar dar vieną visrakčią, gal prisiminsiu eigoje. Gerai, dabar aš dar vieną noriu dalyką tokią temą, potėmę, pūstėmę. Kartais tokių klausimų aš gaunu. Taip, dabar aš rasiu tą medžiagą, sekundę. Taip. Va. Radau, ir mes dabar eisim vėl į paveikslėlius. Va, toks dabar dalykas. Klausimų buvo iš šito sektoriaus. Kas čia yra? Kartais internete mums gali atsirasti reklama arba pasiūlymas įsigyti biokorektorius arba harmonizatorius.
Kas tai per dalykai, kas tai per... Būna jų visokių. Būna biokorektorius erdvės harmonizatorius yra vienas, po to būna tokie harmonizatoriai kūno. Čia toks senoviškas, čia galbūt 90-ųjų gamybos su nuotoliniu pultu. Dabar tokių nėra. Dabar jie sumažėja iki tokios sagos, ar ne? Čia konkrečiai ant rozetės galima uždėti. Esmė jų paprasta. Va dabar dar tokie yra kaip kištukai rozetė, ar ne, jos galima nusipirkti. Čia įsideda, kad nespinduliuotų rozetė elektromagnetinio lauko arba tiesiog gauna srovę, tenais tas čipas to prietaiso viduj kažką padaro, paleidžia ir atseit neutralizuoja tą negatyvą namie. Gali būti ir kūno tie dalykai, vat, automobiliai toksai vat, yra harmonizatorius внутренней среды человека, žmogaus kūno. Tai aš irgi buvau gavę daug tokių pasiūlymų tos dalykus platinti. Ir dar, vat, tiesą sakęs, dar kelis čia parodysiu. Čia toks pats. Ir čia galbūt netgi įsivertęs esu. Žmogaus vidinės aplinkos harmonizatorius labai sumažina parazitinių ir patologinių agentų bei mikroorganizmų, virusų, mikrobų, pirmonių ir didesnių parazitų atsiradimo, dauginimosi ir egzistavimo galimybę. Ir taip toliau. Sukuria efektyvius dažnius ir juos skleidžia. Ar dabar ieškau, kur čia hercai, parašyti hercai gal kažkur yra, bet aš neberandu. Taip. Jo, kas čia yra? Kas čia yra? Ir kodėl aš tą sferą žiūriu skeptiškai? Gal aš neteisus, nežinau. Aš išbandžiau. Buvo čia platintojai ir, bet aš sakiau, mane norėjo tą platinimą įtraukti, aš galvoju, negaliu platinti to, ko aš negaliu išsinagrinėti. Ten buvo kitoks, ten buvo toksai dar mažesnis daiktas, kuris neturi to paveikslėlio galbūt. Jo. Tai jisai daro ką? Jisai skleidžia tam tikrą dažnį. Yra, pavyzdžiui, pultelis. Dabar aš to vaizdo neturiu, kuris anksčiau toks buvo toks, tarkim šitas. Ir kiekvienas mygtukas yra kombinacija, tarkim, yra programa ant širdies harmonizavimo, čakrų harmonizavimo, virškinimo sistemos, antiparazitinė, nuo įvairių lygų, skleidžia bangą, tai pirmonė žūsta. Aš pasakysiu štai ką, nieko panašaus tie harmonizatoriai nedaro. Gal aš kažkur tai galiu būti neteisus, bet čia daugiau veikia, toks placebas. Ir aš tą įsitikinau dėka virgulių, ne? Ir kiekvieną kartą, kai įjungdavau tą aparatą, čia ne tas, kur prieš jūsų akis, aš tokį mažesnį turėjau. Ir paspaudavo ant, pavyzdžiui, čakro harmonizavimo, antiparazitinės programos, taip toliau. Aš žiūrėjau su virguliam, kaip veikia tas aparatas. Niekos neveikia. Niekos neveikia. Bet kažkuria prasme, gal pradžioj, keliolika minučių, gal tas poveikis ir yra kažkoks, kaip, žinot, bet koks Wi-Fi pajungiu, tu vis tiek jausi savo kūnų, kad kambarį Wi-Fi kažkoks tai aparatas veikia. Nedaugiau. Bet aš galvoju štai ką, kodėl neveikia. Šitie moksliniai tyrimai, kuriais grindžiami šitie biokorektoriai, harmonizatoriai, buvo gaminti tada, kai nebuvo internetinio ryšio. Ir tų Wi-Fi ir taip toliau, mobilaus ryšio. Tada taip, ten tos mikrobangos, jos atlikdavo kažkokią tai funkciją. Dabar tas į nieką pavirto,
Todėl, kad mes gyvenam apskritai elektromagnetiniai sriuboj. Mus veikia Wi-Fi, mus veikia televizoriai, mus veikia negi ta lempa, ta apvali vatava. Jinai irgi veikia, skleidžia bangas. Viskas. Ir irgi čia gali būti ir decimetro, ir mikrobangų ruožo bangos. Ir mūsų kūnai jau jie yra mutavę ir deformavęsi tiek, kad tie aparatai jie neveikia. Ir jie neveikia aplinkos. Todėl, kad aplinka irgi anksčiau būdavo švari, dėli, be jokių elektromagnetinių teršalų, o dabar jų pilna mūsų būtyje apstu, dar 5G, dar 6G bus. Dėl šios priežasties man ir buvo atsakymas, kad neveikia. Bent jau manęs pačio neveikia. Pas principas taip, aš sutinku. Ir dabar aš noriu atkreipti dėmesį, koks aparatas gali veikti tikrai. Palauk, dabar aš galvoju, ar aš turiu tą paveikslėlį. Jo, dabar aš neturiu to paveikslėlio, bet galbūt ties to sustosim. Čia apie organitą eina kalba. Ai, kitą turiu šaltinį atsidaręs, ten kitam šaltinį bus, aš dabar iš šito iššoksiu trumpam. Ir aš noriu prisijungti prie kito. Dabar, ar man pavyks greitai tą padaryti, bus matyti. Va. Folio metodas. Turbūt jūs, jo galima ir diagnostikas daryti taip toliau, ir akupunktūrą užsiminėti, bet yra dar ne tai, ką aš noriu parodyti, nerandu greitai. Lyg tai rašiausi, pasirašiau ir dingo. Esmė kokia, man tą aparatą padovanojo Artūras Dabkevičius, kaunietis, iš KTU. Ten du tokie laikikliai ir laidai privesti prie aparato. Tas aparatas susikrauna nuo tabletės batareikos ir skleidžia tam tikrus dažnius. Tai aš tuo aparatu esu patenkintas, nes jisai tikrai veikia. Bet va šitie, jie neveikia. Ir aš pasakiau, kodėl jie neveikia. Ir jeigu jums kas nors prašys platint, jūs turėkit argumentą, kad neveikia dabartiniai elektromagnetiniai aplinkoje, taršioje elektromagnetinėje aplinkoje šitie aparatai neveikia. Būtent šitie, po to tos tabletės įvairios neveikia. Čia parašo, kad 4G, 5G neutralizuoja, čia yra marketingas, nieko jie nedaro. Nu, aš tą galiu pasakyti, nes aš tyrinėjau. Gal kitam veikia, čia vėlgi galbūt kaip tie vaistai, placebas, ar ne, jeigu žmogus tiki tais vaistais, tai jie ir veiks. Jeigu netiki, tai gali pakenkti arba visai išeis pro kitą galą ir nieko panašaus nepavyks pasiekti, vartojant tos vaistus. Tai ir su šituo daiktu tas pats. Mes per daug esam prisotinti to viso interneto, ryšio, mobilaus ryšio, taip toliau, ir dėl to tie dalykai neveikia. Ir čia yra marketingas, čia yra pinigų švaistimas veltui, jeigu jūs galvojat nusipirkti arba kažkam tai panaudoti. Bet aš nieko nesakau, jūs pabandykit. Pabandykit, jeigu norit tikrai, bet prieš pabandydami paimkit šituoklę ir virgulę ir pabandykit paklausti, ar dabar tą padarysiu. Ir dabar, tarkim, einam prie va šito, ar ne? Ar šitas man gali padėti? Va, man rodo, kad ne, tuščia vieta, va, visiškai. Toliau. Ar šitas tikras? Čia irgi senovinis. Ant rozėčių dėdavo. Ne, nieko. Gerai, šitas.
kuris ten neutralizuoja 5G, 4G, jį reikia dėti kažkur tai į piniginę, dar tabletė tokia. Nu, ta tabletė man kažką rodo kažką. Kažkiek tai gal ne ir padeda, nežinau kiek. Bet kad labai padėtų, tai aš abejoju. Toliau, čia yra nuo Wi-Fi apsauga ir geopatogeninė zona. Ar šitas prietaisas padeda, ar jisai veikia? Nu, man rodo, kad neveikia. 0. Toliau, tas USB skirtas automobilė nuo visokių tenais čipų ir mobilių stočių. Neveikia. Ir dabar šitą pažiūrėjom, ar jisai harmonizatorius внутренней среды человека. Visiškai, nieko. Man visą laiką kryžiuojasi ir rodo, kad 0. Nieko. Ir šitas yra tas pas nieko. Ir dabar skirtumą, dabar prieisiu prie organito. Prie organito. Ką tikrai rekomenduoju ir kaip apsaugą galim naudoti, čia visi, patikrinkit, aš nenoriu primesti savo nuomonės, galite irgi pažiūrėti paveikslėlius, su virgulėm protestuoti, arba gal kas turite iš pažįstamų, tai protestuokit ir po to savo verdiktą pasakykit. Aš jau savo pasakiau, nebent kažkiek tai dar tas tabletė, šita man kažkaip tai, bet irgi aš abejoju. Gerai, dabar organitai. Gerai, kaip tas organitas veikia? Mane asmeniškai. Jisai mane labai veikia, jisai duoda harmonizavimą, jisai duoda apsaugą. Gerai, klausiu, nuo Wi-Fi apsauga yra, nuo 5G yra, nuo LPB1 ir tokia L1, ar ne? Toks yra ryšio protokolas, kurio naudojasi dujininkai, skaitiklių tikrintojai išmaniuosiuose skaitikliuose. Apsaugo ir nuo psichotroninio poveikio irgi apsaugo. Psichotroninis poveikis tai yra, kai jau konkretus spindulys yra nukreiptas į tave ir tu esi auka kažkokios tai veiklos. Tarp kitko, organitus turi, dabar policija, kai vaiko demonstrantus, pas mus dar nežinau, tų demonstracijų tokių nebuvo, kad reikėtų tą daryti, bet užsienyje. Žmonės organitus dėdavosi kišenės, nes paleidavo iš tokių radarų, policija paleidžia tokią bangą, tada ta minė, jinai slopsta arba priešingai jinai niršta labai. Tai kas turėdavo organitą kišenį, tai jokio poveikio tie radarai policijos, kad išvaikytą minę neturėjo. Tai organitai taip, labai gerai, teisingai veikia, viskas čia gerai. Toliau. Dar vienas paveiksliukas patikrinama. Tai orgonas, vėlgi grįšiu prie praeitos paskaitos. Mano galva, tai yra tas pats eteris. Teslos eteris arba Vilhelmo Reicho orgonas yra tas pats. Tai yra energijos rūšis, kuri yra ta čiki prana, jos yra daug aplinkoje, jie galima akumuliuoti ir panaudoti savo reikmėm. Ir jinai stipresnė energija už elektromagnetizmą visą, tą, kuris naudojamas ryšio priemonėse, telefonuose, Wi-Fi ir taip toliau. Ir orgonas, jisai kontaktuoja su gyvų padaru. Jisai pas vienas iš savęs jisai negali nieko daryti, tiesiog. Bet kai orgonas arba tas eteris, arba kaip jį pavadinsime, tą gyvybinę energiją, čiki prana, jinai kontaktuoja su žmogum ir užmezga su žmogum tą mentalinį ryšį, tas daiktas turi būti akiratį, ar ne, kažkur tai apčiuopiamas. Tai įvyksta kažkokia tai reakcija, kurios metu įsiskiria tas organas ir jinai apsaugo žmogaus, atstato pirmiausia, harmonizuoja bioenergetiką,
kiek tai įmanoma tom sąlygom, gal ne idealiai, bet kiek įmanoma, trumpuoju, greituoju periodu ir ilguoju periodu. Ir po to harmonizuoja, apsaugo ir neutralizuoja aplink tą žmogų tą visą Wi-Fi ryšį. Man teko girdėti, aš pas nežinau ir neturiu įrodymų, kad tie, kurie pasidaro teisingai orgono piramidės, ir jeigu jos yra šalia, tai mobilus telefonas veiks labai prastai. Arba veiks, bet kažkaip ten ta banga lūžta įsikreipia ir žmogus nenukenčia dėl to. Apie ryšio priemonių poveikį žmogaus energetikai, energetiniai struktūrai, sveikatai pas mane yra tema. Aš turiu apie tai pasidarę skaidrių ir galėsiu apie tai pavasarį pakalbėti daugiau apie tos dalykus. Tai va. O dabar dėl tų orgonų, dar kartą kartuoju, yra gerai. Bent jau man tai yra super, wow. Tai yra kažkas, kas gerai. Tai va, o šitie visi reikalai, šiaip su. Čia kažkas savo laiku per tai pasidaro gerą biznį, kai dar tų nebuvo mobilių telefonų, kai dar nebuvo Wi-Fi ir taip toliau, nieko nebuvo, taigi buvo eteris švarus. Erdvė, oras, jokių taršų nebuvo. Bet kai atsirado ta tarša, tai nieko iš jų gero nėra. Tai va, tai turėkit šitą argumentą, pasitikrinkite asmeniškai ir aš tą pasakiau dėl to, kad, kaip sakoma, kas yra informuotas, tas yra ginkluotas, ar ne? Tai kitas iki galima užlipti ant tokių pardavėjų, kurie tą siūlo, bet žinokit, ką jam atsakyti tokiu atveju. Tai va, su šito įsiaiškinam, kas dar čia pas mane liko, liktai pas mane daugiau nieko nebeliko, ką aš norėjau pasakyti. Ai, va. Dabar aš trumpai drūtai pristatysiu tematiką. Čia jau į pabaigą paskaitos žadėjau tą padaryti. Ką mes nagrinėsim nuo vasario 11. Gal iš pradžių apie pačią tvarką. Tvarka ta pati. Pradėsim 11 vasario. Gera mėnulio diena, tinkanti pradėti labai, labai didelius svarbius daiktus. Visą laiką savo paskaitų ciklus pririšu prie mėnulio datų, kurios tam tinka. Ir man kaip lektoriui, ir jums kaip klausytojams. Bus neilgas ciklas, 10 gal 11 paskaitų. Prasidės 11 vasario, baigsim ant ties pavasario lygiadienio. Energetiniai mainai bus mažesni, 200, jeigu dalimis skaičiuojant, tai 4 kart 50. Ir pirmas dalykas, mes dar grįšim į kvantinę fiziką, į tą argumentaciją. Tomis mokslo žiniomis pagrysime tam tikras senas praktikas, tokias kaip Reiki, Cigūnas, Sudžiokas, kaip tai veikia, pasižiūrėsim. Remiantis mokslu, ne koks jogas arba koks gydytojas, šamanas pasakė, bet kaip yra moksliškai pagrįsti dalykai. Toliau pakalbėsim apie kvantinio gydymo technikas pagal Richardą Gordoną ir yra kitas toksai autorius Rinpoche. Atsiprašau, ne Rinpoche, o Deepak Chopra. Tie du veikėjai mums yra orientyras, jeigu ruošitmės vasario mėnesį, galime jau tų knygų ieškoti ir nagrinėti. Bet vėlgi aš tos autorius perleidu per save. Perleidu tos autorius, man gimė truputėlį sava interpretacija viso to. Ir tam tikros technikos
dalis jų buvo jau anksčiau, mano tiklose bus dalis naujų. Naujos technikos susijusios su kvantinio gydymo principų taikymu kartu su reiki, kartu su džioku, kartu su cigūnu. Ir plus dar visokios kitokios, kurios tinkamos atliekant masažą, pavyzdžiui. Taip pat kalbėsim apie dvasinį stuburo ištiesinimą. Ir pabandysim atlikti šitą veiksmą kolektyviai. Mes kažkurie tai laidoj tą darėm. Mes pasiimdavom iš auditorijos vieną žmogų ir ant jo visi eksperimentuodavom. Po to klausinėdavom, o ką tu pajauti? Tai čia gal iš tų senbuvių Laimis neduosiu meluot, kad pojūtis yra neginčiamas. Man jau iššoko antivirusinė programa kažkodėl tai. Tai va, tai toliau kalbėsim apie nuotolinės technikas, gydymą per nuotolių ir vėlgi tada remsimės Richardu Gordonu, jo antra knyga Quantum Touch 2.0. Jinai nėra lietuvių kalba, jeigu kalbėtume apie kvantinį prisilietimą pirmąją knygą, tai jinai yra lietuvių kalba ir Mijalvos leidykla išleista. Aš nežinau dabar jinai yra pardavime ar ne, greičiausiai yra išpirkta, nes labai mėgsta masažistai. Tinka Piotro Elkunovičiaus dvasinis stuburo ištiesinimas, labai tinka, bet tik tai tiek, kad ten labai įdomios yra argumentacijos, kurią galima būtų pasiskolinti ir savaip interpretavus taikyti. Toliau, kalbant apie jau tas nuotolinės praktikas, tai mums reikės Richardo Gordono 2.0 vadovėlio, kuriame aprašoma koncentracijos pratimai ir kaip širdies energija, ta jau širdies prana, ta širdies arba begalinė meilė, ne, naudoti terapijose. Atliekant masažą, atliekant parazitų išvalymą, atliekant stuburo korekcijas ir dirbant per atstumą. Vėlgi, labai svarbu pabrėžti tai, kad mes mokam jau diagnozuoti. Tai vėl ta dalis jau atkrenta ir mes todėl sutelksim dėmesį daugiau į darbą su savimi ir pacientais. Tai va, tokia programa ir aišku, dar yra, kas yra labai svarbu, mes praeisim visas čakras 7. Mes kiekvieną kartą tai darom, bet šį pavasarį buvo daug visko, tai 2-3 čakrom skirdavo vieną paskaitą, tai mano galva buvo per mažai. Dabar bus taip, kad vienai čakrai skirsim visą paskaitą. Ir čakra, kaip jinai koreliuoja su vidaus organais, kaip jinai koreliuoja su subtiliaisiais kūnais, kaip jinai koreliuoja su dvasiniam fiziniam būstam ir to labiau lygom. Ir kaip visą tai tvarkyti. Tai va, tai jau tokie planai. Aš savaitę dabar truputėlį vėl pailsėsiu, nes man reikia vėl prisėsti prie knygos. Kaip sakiau, 2000 puslapių A4, 11 formato, kai surinkau, aš šoką gavau, ką aš dabar darysiu tiek medžiagos. Bet dabar prisižadėjau, reikia padaryti. Tai vat, apie artimiausią gal 2 savaitės pabandysiu tą darbą pasistumėti į priekį kažkiek taip, o po to jau kažkur tai arti vasario bus išplatinta informacija, aš čia įdėsiu į grupę, į čatą programą, ką mes veiksim. Apie ką bus knyga. Jau sakyti, tai mano būsio internetinio puslapio, kuris vadinosi Kvantinė magija LT, straipsnių rinkiniai. Tas puslapis buvo uždarytas prieš porą metų, aš jį uždariau dėl to, kad ten virusai jį man nulaužė.
Ir liko daug medžiagos. Ir aš tą medžiagą sudėsiu į, nu dabar žiūriu, gal man 6 knygos išeis. Tai yra, dabar gal pabandysiu, bet ne, nerasiu taip greitai, iš atminties pasakysiu apie ką. Pirma, tai yra skirta maždaug po 2012 metų kūrybai, tai skirta tokiam globaliom temam, kur rytasi pasaulis, ar ne. Antra knyga, kvantinė magija, tai yra kvantinė fizika paprastai, tai yra straipsnių rinkiniai apie tai, ką mes dabar ką tik pusę paskaitos kalbėjom. Visa ta argumentacija tos veiklos, kurią mes dabar užsimėm. Trečia knyga bus sielų gaudyklė, tai vėlgi yra daugiau susijęs su regresiniais dalykas, regresiniam praktikom. Vėlgi tai yra daug argumentacijos ir praktinių dalykų, kaip ką daryti. Toliau, jau ketvirta yra veidrodinė diagnostika, pas mane yra ciklas didžiulis veidrodinė diagnostika, tai yra mano, kaip sakom, copyrightas. Ir ten vėlgi yra praktinė knyga, kaip save diagnozuoti aplinkoje. Per tą tokią refleksiją su aplinka, verbalinė ir neverbalinė refleksija su aplinka. Ir ką daryti, kai atsitinka tas, anas, trečias, ketvirtas. Toliau, dar pas mane yra sukaupta visokių interviu įvairiam žurnalam ir taip toliau, vertimų iš užsienio kalbos įvairių autorių. Tai čia gal bus jau ir kaip ir 5 knyga, ar ne? Ir dar vieną temą turiu, transhumanizmo kritika, tai yra viso to dirbtinio intelekto industrijos kritika ir post-transhumanizmo kritika. Jo. Ir ten daugiau sutelkta bus straipsniai iš ankstesnių mano publikacijų, tiek spaudoje, tiek buvusiai mano svetainiai, o taip pat ir iš postų Facebook'e per covidinį laikotarpį, kur aš labai daug irgi rašiau, kaip antai buvo toks serialas išėjęs straipsnių apie naująjį normalumą ir ten įvairūs autoriai minimi, aš juos cituoju, kurie kalba, kad visą tai buvo absurdo teatras. Reiškia. Tai kartu dar ir daug yra temų susijusių su dirbtinio intelekto era ir kas čia mūsų laukia netrukus. Tai vat tokios 6. Ir dar 7, dar galvoju 7 tai yra, nežinau, kada aš tą padarysiu, kosmosas. 7 yra vadovėlis, biolokacijos vadovėlis. 7 tai bus iššūkis grandiosnis, nes aš nuo to pradėjau šią vasarą, aš galvoju, peržiūrėsiu visus savo video susijusius su mokymais ir iš tų video padarysiu knygą. Bet jų ten tiek daug ir aš turiu ir kompėsi saugęs, ir uždaram YouTube savo, ir Patreon'e, kur viską reikia peržiūrėti, sistematizuoti ir vėlgi pateikti į tekstinį pavydalą. Tai yra pakankamai sunkus iššūkis. Tai aš tą palikau ateičiai, o pirmiausia tai, kas yra po ranka, jau gatava. Tiesiog reikia tą buvusios svetainės turinį surūšiuoti į tuos sektorius arba tuos segmentus temų, apie kuriuos aš kalbėjau, ir taip po truputį po kelių šimtų puslapių knygas, nu, bent jau turiu užsimetęs tokį iššūkį bent 3 padaryti šiais metais. Tai va, tai tokie būtų planai. Gerai, tada kaip ir jau viską aptarėm, informacija po savaitės jau bus apie pavasario ciklą. Bus temos, bus mokėjimo planai, bus grafikai, viskas bus sudėliota. O dabar dar kartą jums dėkoju, kad dalyvavot, kad bendravom, buvo labai smagus laikas. Iš vienos pusės man buvo labai įtemptas laikas. Labai daug darbotvarkiai greičio buvo, kadangi reikia eiti į tą oficialų darbą, kaip rajoninio laikraščio redaktorius dirbu Kretingos rajono. Tai va, ir ten visokių problemų buvo iškilę, ypatingai prieš Kalėdas reikėjo storą jubiliejinį laikraštį išleisti. Tai dar be to priimu asmeniškai žmonės per Zoomą, per Skype'ą ir gyvai, kas atvažiuoja.
darau konsultacijas, taip pat dar reikia ūkį prižiūrėti, kadangi paukščių be galo daug laikom. Tai viskas užima daug laiko ir daug energijos pareikalauja, bet, nu, kaip sakoma, su Dievo pagalba susitvarkom. Ir jeigu man staiga pagalvoju, dabar ateitų ramybės metas, man turbūt reikėtų vaistų gerti, kadangi aš negaliu ramiai gyventi. Man reikia kažką sugalvoti ir vėl kažką veikti. Tada aš būsiu gyvas ir galėsiu tą energiją gauti ir perduoti kažkam kitam. Nu va, tai tas laikas tikrai buvo įdomus, įtemptas, sudėtingas, bet viskas, manau, kad pavyko. Manau, kad šį semestrą mes įveikėm ir tai, ką buvom suplanavę daryti, tikrai pavyko. Tai dar kartą ačiū Jums ir dabar vėlgi grįžtu prie pradžios. Galbūt turit kažkas dar kokių pastebėjimų, nuomonių, pamastymų ir palinkėjimų. Palinkėjimus priimsiu. Ačiū, sako Rometa, ačiū, sako Rasa, aš Jums irgi sakau ačiū. Ir Egliai dėkoju. Dėkoju tiems, kurie žiūri įrašą, ypatingai tie, kurie dirba, negali prisijungti. Jie mato įrašą, tai aš Jums irgi dėkoju. Ir kviečiu, kurie iškrito iš grupės dėl asmeninių priežasčių prisijungti pavasarį. Aš jų iš grupės nepašalinau, jie grupė, bet tiesiog žmonės nebeįveikė to tempo, kurį aš pasiūliau. Monika, irgi ačiū tau už dalyvavimą. Tai va. Aš balsu pasakysiu dar daug kartų ačiū ir visiems ačiū, kurie buvo, kurie ėjo šitame etape, kurie eis kituose etapuose ir nesvarbu, kur be pasisuk šitie žmonės, kurie išeis iš jūsų atsiprašau, Gintarai Agregorų, jie iš tikrųjų neš savo tiesą, bet jie neš tiesą tiesoje, tiesą šviesoje ir linkiu aš savo ir mums visiems, kad mes su savo tiesa padarytume tą didžiulį šviesų Agregorą. Aš matau tame labai didelę prasmę. Aš matau tame didelę prasmę ir pokytį ir savyje, ir aplinkoje. Mes savo energetiką tiesiog būdami, Gintarai, pas jūs yra ne viename įstojime pasakojama, kaip jūs tiesiog ta tiesa kelia galvą, o tie kažkodėl puola jūs. Aš taip turiu omeny, kad mus tiesiog visus, bet mes tiesiog nieko nedarydami, tiesiog savo tai tiesa, švaria energetika jau keičiame išorę, ne tik save, bet išorę. Tai aš labai linkiu mums visiems sveikatos ir Gintarai širdingai dėkinga tam aukštesniajam planui, kuris taip sėkmingai atvedė šituo keliu pas jūs ir taip mes plečiamės ir dauginamės ir keičiame pasaulį. Ačiū, Gintarai, Jums labai stipriai ir tai ne paskutinis mūsų susitikimas. Ačiū Jums. Ačiū visiems. Ačiū ir Jums. Na, dabar vasarą planuokim, ar ne? Jau ta vasara čia ne už kalnų jinai bus, ar ne? Galim tikrai atrasti datą ir ją dabar žinot, kada galėtume susitikti visi gyvai. Padarytume stovyklą, gal ne vienos dienos, kaip šį kartą, gal kokį nors kaimo turizmo sodyboje įsinuomotume ir susitiktume Liepą, Birželį, kada čia bus tas laikas tinkamas. Bet aš manau, kad apie tai dar pasikalbėsim čia, rasime tą laiką, kuris Mindauga pasakyti po įrašą, tiesiog nenoriu gadinti. Nu gerai, tada, kai baigsim tą, jau nuspausim mygtuką, galėsim pasikalbėti dar keletą minučių. Tai va, tai rasim laiką ir vietą. Manau, kad reikia šito, nes darydavom tos susitikimus ir 18 ir 19 metais. Ir būdavo ten po 50, po 100 žmonių atvažiuodavo vienais laikais. Bet tas COVID laikotarpis kažkaip viską
sugriovė ir išbalansavo. Tai va, tai vienas dalykas. O dabar tada kviečiu dar tęsti, kas norit, ir vis tos techninius dalykus jau tada detalizuosim, susirašysim atskirai. Neda, ačiū visiems, tai ačiū ir tau, Neda, buvo labai malonu. Tai va, gerai, tada gal įrašą, jeigu nėra dar kartą, gal kas nori gyvai, niekas nenori gyvai, tai įrašą baigiam. Ačiū Jums. Iki naujų mokymų.